ant rašto. Jis galbūt įdėts į telefoną, dar kažkur tai, bet sak, nu, vat, kur jūsų koks nors religinis reikmus? Sakau, vo. Aišku, jis galbūt kito laikmeno, jis galbūt internet ir taip toliau. Todėl dabar atsiveskime Jokūbo laišką 5 skyrių ir šiandien mes užbaigsim tą maldos dalį. Ir truputį pasižiūrėsim. Ir taip pat aš kviesiu, kas esat čia, mes padarysim tai per internetą transliaciją, bet galbūt jūs turit kažkokį savo asmeninį liudijimą maldos, kaip Dievas atsakė jūsų maldas, arba kaip kažkas meldės už jumis ir jūs išgyvenot kažko tai savo gyvenime. Tai antrų dalykai, kuri nebus viešos, kadangi dabar čia yra Facebook'o transliacija, tai mes galėsim tiesiog pasidalinti. Ir dar vienas dalykas, jeigu jūs pastebėjot internetą, Facebooką, mūsų profilį, buvo uždėta tokia reklama, kad tiesiog šiam susirinkimui, ir ten buvo tokios, jau senyvas moters sudėtas rankas maldą. Ir aš sąmoningai pasirinkau, kadangi dariau tokį, kaip sakyti, internetinį plakatėlį, kad tie žmonės, kurie šiandien yra pagyvenę, mes vis nenorim žiūrėti savo amžių. Bet tai yra didžiulį viltis, tai yra didžiulis pašaukėjams, ypač žmonėms, kurie jau yra su amžium ir taip toliau. Jūs galit labai būti stipriai naudojami maldo. Ir jeigu dabar kažkas žiūrit ir stebat, tai žinokit, tai panaudojimas maldo yra labai reikalingas. Labai reikalinga iš tikrųjų visiems, kad už juos kažkas tai melstus. Kad būtų malda iš tikrųjų. Ir jeigu jūs sakot, aš jau galbūt esu amžium, galbūt nebeturiu tiek jėgų fizinių, supratimą, bet aš galiu melstis. Aš galiu būti naudingas netgi ligos patale, aš galiu naudingas būti ir 70, ir 80, ir 90, ir tiek, kiek Dievas duod metų. Aš noriu netgi drąsiai pasakyti. Daugelis kartas bažnyčias sako, kad bažnyčias prabudėjimo reakcija yra jauno karto. Aš drįstu nesuteikti. Bažnyčias prabudėjimo reakcija yra seno karto, kuri meldas jaunesnį kartą. Kuri meldas, sak, Dieve, aš noriu pamatyti, aš noriu kaip mano artimieji, aš noriu kaip jauni žmonės nereligingai atsivert. Ir todėl grasinu jums, jūsų maldas yra reikalingas. Ir dabar tikriausiai jūs atsivertit Jokūbo laišką 5 skyrių. Ir Jakovo 5, 13-20. Bet mes žiūrėsim tik tas 17-18 eilutės. Aš galvoju, Vaidoto, tai pasiteng tiesiog esmę pasakyti ir ar veitas raštą ir manau, kad Oleg supras. Ir mes grįžtam prie tos veitas. Bet 16 eilutės Jokūbo laiškai 5 skyriaus 16 eilutės pabaiga sako, daug gali karšta teisėjo malda. Ir 17 eilutė sako, Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes, jis melsте meldė, kad nelytų ir nelijo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir 18 eilutė jis vėl meldė ir dangus davė lietaus, o žemė želdino savo vaisių. Taigi, kokie raktiniai žodžiai, čia yra daug gali, karšta, teisėjo malda ir melsте meldė. Galbūt iškėlė klausimus, kodėl mes tik daug kreipiam Dievo žodį, kodėl tu Edgarai neišėjai nepasakoji kažkokių tai istorijų. Nes aš žinau, kad ne vis laiką žmonės istorijų gal atėti tikėjams Dievu, bet Dievo žodis sako, kad tikėjams Dievo ten iš Dievo žodį, ne iš mano istorijų. Dabar aš norėčiau perėti visus, kadangi šiandien toks yra kaip apibendrinimas, tas, kas įvyka iš tikrųjų. Aš nenorėčiau, kad jūs galbūt vis laik vartytumėt, bet klausykitės, tiesiog priminsiu tam tikrus dalykus ir kur mes dabar šiandieną pažiūrėsim.
Tai visų pirma, Jokūbo laiške, pats Jokūbas, 1 skyrių, nuo 5 iki 8 eilutės, sako, kad jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, dabar kokios išminties, ten yra situacija, kad yra išbandymą, išmėginimą, kažkas gyvenime vyks ne taip, kaip aš svajojau, norėjau, aš esu nusivylęs savo lūkesčius. Tai Jokūbas sako, tau trūksta išminties šito situacijoje, prašyk Dievo, kuris visiems, nėra išimčių, visiems dosniai suteikia ir neprikaištauja. Aišku, mes norėtume pakeisti situaciją, bet Dievas duoda išmintį. Ir jam bus suteikta. Prieš tai, sako, laikykite broliai, o antra eilutė sako, kad tikrų džiaugsmų, kad pakliūtų visokius išmėginimus ir išbandymus. Mes jau kalbėjom, kad tai yra gan sudėtinga, kada pakliūna įvairius išbandymus, išmėginimus, laikyti tai džiaugsmą. Bet taip žodis sako. Dabar antras dalykas, ko Jokūbas mokina, 4 skyrių, jis mokina apie maldą, apie tai, kokiu motyvu aš galiu ateiti prie Dievo. Ir aišku, jis mokina apie negatyvus motyvus, kad atrasti, jeigu tai yra, bus problemų. Jokūbo laiške, tame pačiam Jokūbo laiške, 4 skyrių, nuo 1 iki 3 eilutės. Čia ir dar platesnė tema. Iš kur atsiranda karai? Mes žinom tarptautinę situaciją, žmonių sutarims, nesutarims. Iš kur atsiranda? Iš kur tarp jūsų yra kivirčiai? Ne iš kur kitur, tik už jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų scenarius. Čia kalba apie kiekvieną žmonėm, tave, bet paskui žmonės sako, geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Žinom, kad žudyti gal ir mintim, žodžiais, tiesti viens kitą gyvenimą. Tai sak, pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Ir sak, jūs prašote ir negaunat, nes negerai prašote, tik savo įnoriams patenkinti. Ar čia vėlgi turim pamastyti, mes jau ėjom apie tas dalykus. Dabar jau grįžtant į Jokūbą 5 skyrių 13 ir 18 eilutės, aš norėčiau, kad mes paskaitytumėm galbūt visą 5 skyrių. Ir netgi 4 skyriaus nuo 11 eilutės. Arba nuo 13 galbūt, nuo 13. Kad mes savo širdim iš tikrųjų suprastumėm, kada prie 16, 17, 18 daug gali karšta teisų malda. Ir kad Elijas meldės, Elijas čia yra Jokūbo pavyzdys malda. Kodėl? Kaip ta karšta malda atsirado? Mes galvojam, kad kartas tai yra, iš vienos pusės tai yra Dievo dovana. Tai, kad žmogus gal melstis, tai yra Dievo dovana. Žinot, kad prieš jums to žmogus, kuris galvoja eiti bažnyčią, tik kai išėjęs į pensiją. Tai, kad aš šiandien stoviu prieš jums, tai yra Dievo dovana. Savo babą buvau pažadėjęs. Į bažnyčią esu, išėjęs į pensiją, turėsiu daug laiko, esu. Tai yra Dievo dovana. Bet kaip ta Dievo dovana ateina iki mūsų, kaip man atsiver, čia yra, mes turim išgirsti visą tą kontekstą. Nuo 13 eilutės 4 skyrius, tada bus 5 skyrius. Ir Jokūbas čia mokė, sakė, nagi jūs, kurie kalbate, šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Jūs juk nežinote, kas jūsų rytoj laukia. Kasgi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėt, ir dabar čia biškis stabtelės. Ko Jokūbas nori pasakyti? Sak žmonės, jūs galvojat, kad jūs valdot savo likimą? Ne? Aš visai neseniai išgirdau žmogų, kuris yra mano bendraamžis, mano 53 metą, jis dėjo mano keimą trinkelis ir jau užpraeit savaitę nebėra. Nebėra. Vyra, kuris nesulaukia 53 metų, nebėra. Neįsmulkins. Jis buvo rastas negyvs, jauns, atletiškas, sportiškas. Treniravos boksą.
Galėjai ir monį bet kam iš čia esančių užvožti kaprekas. Jau nebėra. Turi pinigų, pasistatė naujas namus. Buvau gan sėkmingas šitą miestą. Ir tai yra mano pavyzdys, ne tai, kad aš įsigošiau čia dabar, o Dievas mums gausdien ir taip toliau, bet kad matyčiau realybę. Nes šiandieną, kol aš gyvenu, aš kalbu jums, aš alsuoju, aš mąstau, aš atrodo, aš kontroliuoju visą gyvenimą. Pasiprantat, vėjas plaukėlis, tukšt ir viskas. Kontrolė prarasta. Nes sakė, esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Ir Jokūbas ne tai, kad čia gausdien, krikščionis ar ne krikščionis. Sak, verčiau sakytumėt, 15 eilutė. Mes presam prie temperatūros. Jeigu viešpats panorės, gyvensim ir darysim šį bei tą. Tai gyvensim, darysim, veiksim, planuosim, kursim, svajosim, jeigu viešpats panorės. Jeigu nepanorės. O dabar jūs giritės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks girimas yra netikęs. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Dar čia yra vienas labai svarbus nuodėmės apibrėžimas, nes kartais mes galvojam, kad nuodėmė tai yra darymas kažkokių blogų dalykų. Tai yra tik pusė nuodėmės. Melavėms, sakykime, vagystė, aš nevartos visus negatyvą, visus neiginius, taip toliau. Bet Dievo žodis aiškiai sako, kad nedarimas gerų dalykų taip pat yra nuodėmė. Aš suprantu. Mes neišvengsim taip. Aš viešpatie nedarau to, aš nesikeiku, aš nevagu, ištikėm savo žmoną, to nedarau. Ir aš galvoju, kad aš esu šventas. Aleliuja. Bet ir Jokūbas, ir ne tik vieno šito vietoje sako, mokyt gali daryti gerą. Dievas davė tau kažkontai, kur tu gali padaryti gerą. Ir jeigu aš nedarau, aš esu lygiai taip pat tas, kuris daro kažko tai blogą. Čia toks biškai nukreipėms. Ir Jokūbas toliau kalbėjo už 5 skyrių, sakė, nagi dabar jūs kalbat žmonėms, kodėl žmonės kartais nesimelda? Mes galvojame, ar ne? Arba iš kitos pusės, kodėl atenta temperatūrai karštisi malda? Nagi sak, dabar jūs turtuoliai. Žmogus turtingas ir Dievas nėra prieš to. Dievas nėra prieš to. Bet sako, žiūrėkit, sako, negi jūs turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Toks, toks klestėjimo mokymas, tokį reklamą. Kodėl, sako, jūsų lobiai yra supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surdijo ir jūsų rūdis prieš jūs liūdis ir jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje. Apie kokias dienų pabaigas kalbas? Visų pirma, kalbėjai apie tą, kad mes kiekvieną krikščionių kartą ir mes kiekvienas žmogus mes esam savo dienų pabaigo. Bet tai reiškia, kad žmogus jis pasitik savim, savo turtas. Ir Jokūbas čia negailėtų žodžių. 4 eilutė sako, dar labiau. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestį, kur jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė galybių viešpatės ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdį skerdimo dienų. Jūs pasmerkėt, nužudėte teisui ir jis jums nesipriešino. Čia yra daug dalykų, iš tikrųjų. Kad nenupenėti savo širdžių. Tai kas pergyveno, Edgaras, tu turi pilvuką, ne. Suprantat, Dievo iš vienos pusės turėjom laikytis dietas. Dievo nėra problema su mūsų pilvukas. Dievo yra problema su mūsų širdžių pilvukas. Ar suprantat? Nes mes esam linkę nusipenėti va čia. Labas rytas. Ir dėl to, žiūrėkit, kas čia vyksta, sako Edgaras, kas čia tokį šūkštį kalba, ar tik vis tai čia vyks žadinėms. Kartais, kada tu meiki ir dar nori smagėti apsnausti, kada kažkas žadint, tau atrodo, kad pats baisiausias. Aš žinau vieną artimą žmogų, žinau, jeigu aš jį žadinu, tai aš tampu iš karto akimirksniu prieš. Nes tai yra toks baisus dalykas. Ir žiūrėkit, jūs turtingi, kodėl, jūs tebekrauna turtus. Tai Edgarai negali būti turtingi. Gerai, mes galim būti turtingi. Tu gali turėti mašiną, visą korę gyvenimą, būtą, namą, žinau, dar daugiau.
Bet sako, žiūrėk, viso ko tikslas pasakmė, dėl ko. Ar aš turiu olom, ar aš turiu atenu temi karštį, kur mes skaitysim. Ir iš kitos pusės čia kalba apie krikščionis. Ir jis kalba iš tikrųjų, kad daugal kartas krikščionis, oni jautas, kada užmokestis yra nusukams, kad jie daug dirba, kad gyvenimas yra, labas rytas, yra neteisingas jiems. Ar suprantate, kad gyvenimas yra neteisingas. Kažkas tau nusuk tau užmokestį, kažkas nusuk tam tikrus dalykus. Ir viena dalis, kad Dievo žodis mokė mums nenusokti. Ir kita pusė, jeigu aš esu, ką pasakyti, mums ir kažkas nusukama, kad aš kaip tas pjoviesai manau prieš viešpatį. Mes patiriame išbandymus, prieš mėginimus. Kaip ir sakom, už tvoros kartas ir žolė žolesnė. 7 eilutė, 5 skyrius, Jokūbo 5:7. Tad būkite kontrus, mano broli. Ir Jokūbas sako, žiūrėkit, gyvenimas nėra lengvas. Dievas nėra, kad viešpatie Dieve išpildyk mano svajones. Dievas sako, mano svajonė išgelbė tau sielą. Jėzus taip pat kalbėjo ir pamokslavo. Daugelis jų mokinių sako, viešpatie, turim kalavijas, jėmam valdžiai, bus mūsų karalystė. Ne, sako, jūs nežinot, kokios karalystė tai aš atėjau išgelbėti jūsų sielą. Ir viso, ko reik mūsų dievotam, maldingam gyvenimu, Dievas suteik. Dievas suteik išmintys. Evangelija ir protestantizmus visą laiką didint gerbui. Pažiūrėkite į Skandinaviją, pažiūrėkite į Vokietiją, pažiūrėkite į anglosaksų kraštus. Aš nenoriu, kad didžiuotis, suprantate, yra natūralus. Pažiūrėkite Šveicarijai. Tai yra natūrali pasakmė, bet iš žmonės nesiekti reformacijos arba Biblijos pažinėjimas sieks nebuvo tos dalyks. Dievas tiesiog duoda šitiems kraštams, šitiems žmonėms. 7 eilutė grįžta vėl. 5 skyrius sako, būkit kantrūs, broliai, iki viešpaties atėjimo. Antai ūkininkas laukia brangaus žemėje vaisius, kantriai globodamas, kol sulaukia ankstyvųjų ir vėlyvųjų lietų. Ir tai irgi toks dvasinis principas. Ir ankstyvasis lyts, tai yra dažniausiai pavasarį, kuris apgyvena toks, tokį viltį ašneš. Ir tada tokį yra sezonas toks kaip sausros, kaip vasaras. Ir tada vėlyvėlį. Tai dažnai yra, aš vis dėlto tikiu tas tokias dvasinės principas ir krikščionių gyvenim, kada krikščionis įtik un sako, wow, jėga, Ir po to ten tokį sausrytį tokį sausroką, tokį išbandymą, išmėginimą. Tu prisikur jau planų, tu galvoji, čia dabar mes su Dievu, mes su Jėzum, čia taip tokių dalykų pavarysim. Ir tada pradeda tokį sausrytį. Dykumą. Ir kas išlaika, sako, sulauk vėlyvųjų lietaus. Ir tu jau žinai, kad tu nebesi euforijų. Tu jau nebesi tam, haleliuja, čia viskas bus gerai. Tu žinai, kad tu Dievas pravedi iš savo malonės ir gailestingumo per daugelį išbandymų. Tu jau turi savo krikščionišką gyvenimą, rondus, kritimus ir pasikėlimus. Ir tu sulauki tų lietaus. Ir tu žinai, kad jau ne tau visa šlovė ir garbė. Ne tavo liūdėjimas, bet Dievų visa šlovė ir garbė. Todėl sako, ir jūs, būkite kantrus, 8 eilutė, sustiprinkit savo širdis. Tai labai svarbu. Kas yra mūsų sveikiems, ko mes veikam, sakmadinis? Čia nėra kardiologinis kabinės, nes praskait tiesiogiai. Dvasinė prasme mes stiprinam savo širdis. Ką mes čia darom? Stiprinam savo širdis. Nes viešpats atėjimas yra arti. 9 eilutė sako, nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtume teisiami. Murmėjams, teismas. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. Imkit, broliai, vargų, pakentimo ir kantrimo pavyzdžius pranašus, kurie kalbėjo viešpatės vardu. Jie ne tik tikėjai, jie ne tik gilinosi Dievo žodį. Jie kalbėjo, jie skelbė, jie pranašavo ir ko nepatyrė daug išbandymų, išmėginimų. Tarp to lietaus, kuris yra ankstyvasis, ir vėlyvui yra išmėginimą. Sak, imkit pavyzdžius, kurie kalbėjo viešpatės vardu, štai mes vadiname palaimintus ištverminguosius.
Jūs girdėjote apie Jobų ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga. Vienas vis laik rodo mūsų praeitį, vienas rodo, kokie dabar išbandymą, Dievas sako, žiūrėk, kokia pabaiga tą jis laukia. Aleliuja. Ir mes galim pasimokyti iš jo. Paskaitykit Jobo knygą, labai tokia vertinga knyga, realistinė tokia. Ypač vidurys ir nuostabi pabaiga. Kokia buvo jam viešpatės skirta pabaiga Jobų? Nes viešpats, vėlgi, čia yra citata, kupinas užuojautos ir gailestingumo. Net jeigu šiandieną mums kažkas nesiseka. Ir 12 eilutė, matot, mes prieinam prie tų dalykų, kur mes nagrinėjom. Bet pirmiausia, mano broliai, sikinėkite nei dangui, nei žemę, nei kitokią priesaką. Tai būna jūsų taip, ne, kad nepakliūtumėte į teismą. Čia labai toks irgi praktinis dalykas, kada žmonės, ir aš toks pats, ir patiriu išbandymus ir taip toliau. Kada jau susergu, kada kažkokį blogą diagnozę, nelaimę. Ir mes turim labai būti atsargus. Viešpatie, tik ištrauk mane iš tos gėdos, ištrauk mane iš tos duobės, ištrauk mane iš tos ligos, jau tep tau tarnausiu, jau toks būsiu uolus dėl tavęs, jau tik dirbsiu, atsiprašau viešpatie, tik pratropi jau savo gyvenimą. Bet jeigu tu man ištrauksi iš tos veitas, aš toks bus. Ir aš manau, kad kiekvienas galėtų paliudyti. Savim kažką nepastabu, bet kitus žmonės, ir netgi maldas už jūs. Aš galvoju, viešpatie, po tokį atsakymą, tas žmogus turėtų būti teina naktį bažnyčių, kaip, nežinau, lempa, kaip žvakė. Ir jau nėra. Ar tas Dievas padaro mūsų gyvenim stebuklus? O mes sakom, tai gerai, tai rašėt toliau ir aš gyvenu. Iki sekundos kažkokios dubės. Ir suprantat, žiūrėkit, čia kas sako, pakliūva į teismą. Mano patarėjas. Jeigu vėl kažkada vėl susimaus, jeigu susirgs, jeigu kažkokia nelaimė bus, sakyk viešpatie, išmokau pamoką. Tik jeigu tu les, jeigu man suteiks savo malonę, aš tau nieko neprižadu. Bet jeigu tu suteiksi savo malonę, aš kažko nuveiksiu dėl tas, kažko nežadį. Mes galvojam, kad Dievu mes galim visko nutekti. Su savim kartas esam sąžiningesni, netgi su savo artimas. O Dievu žadam komunizmą, visko. Visi esam kaip Marijas Teresės. Tu sak, ne. Man nereik daugiau Marija Teresė. Sakyk taip. Ne. Viskas. Nes sako, kas daugiau, sakė, ir išpiktoj. Ir tu pamatysi, kad jeigu sakys, Dieve, jeigu tu monis pasigailėsi ir dabar šitam liūnį, ir jeigu tu toliau monis pasigailėsi ir suteiksi man jėgų kažkom padaryti dėl tavęs, aš gyvensiu tau iš to. Bet jeigu ne, tu žinai, kad aš esu žmogus savas. Nes aš nenoriu pakliūti teismą. Ir dabar žiūrėkit, matot, kaip temperatūra auga, kaip iš tikrųjų Jokūb žadina. Ir jau mes prieinam prie tų eilučių, kurią mes jau ilgą nagrinėjom. Ir tada, žiūrėkit, temperatūra pakėlė, sako, kas iš jūsų kenčia? Ko daryti, kad kenti? Melskis. O kaip melstis? O tiesiog šaukis Dievui, o kaip šauk? Tiesiog atek sakyk Dieve ir viskas. Gali net sakyti, kad Dieve. Sakai, viešpatie, nežinau ką, nežinau kur. Aš atsimenu, man patį tikėjim pradžiau nuostabiaus maldą, sakau, Dieve, nežinau, ni kur, ni ką, ni ko, bet žinau, ką tu girdi. Paukį, sakai, arba tylė, arba tiesiog tesimeldži, kas nors iš jūsų džiaugiasi, gėda, kas nors iš jūsų serga, tai pasikviečia bažnyčios vyresniosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu, tikėjimo malda, 15 eilutė, sako, išgelbės ligonį. Čia tas toks išgelbės vis yra toks labai platus žodis.
ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. 16 eilutė labai svarbi, sako, tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautume sveikatą. Daug gali karšta teisių malda. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelyjo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino vaisių. Dabar čia 16 eilutės pabaiga. Daug gali. Paprasti žodžiai. Daug gali. Malda nėra kažkoks burtažodis. Padas verd magiją. Žinot, mes nesurenkam į bažnyčią tokių, tokių, čia nėra krikščionių ekstrasensų ir magų apmokymo kurso. Ką padaryti triuką. Žinai, ir mes sakom, mokomės, ką padaryti. Suprantat, mumise nėra nieko. Apart Dievo, malda, tai yra tik malda, tai yra tik žodžiai, tik ketinims, bet žodis sako, kad jį daug gali. Kad aš susijungu su Dievu. Aš šiandien žadėjau atsinešti bet kokį elektrinį savo prietaisą. Pavyzdžiui, grąžtą. Turiu, žinokit, šakų smulkintovą, šakėlių. Žadėjau jį atsivežti. Geras prietaisas, smulkint šakas. Šakų krūvo tokį, o pasidaro tokį. Bet žinot, jeigu tu jo neįjungi elektrą, jis yra tik tas, toks prietaisas. Gal tu gali sakyti, aš turiu prietaisą. Malda yra stipri tik tas, kada mes sujungiam, daug gali. Ir čia toks ir blaivinas dalykas, kad mes neapsvaigtumėm, kad viską gali. Nes žmogus, mes nesam Dievas, aš nesu Dievas. Jūs nesate Dievas. Jeigu jūs turit lūkesčių, kad viskas priklausys nuo tavęs, geriau stabdyk arklius. Gali daug nuveikti, tai reiškia būti stipriu, tai turėti išteklius, tai reiškia fizinį gali. Tai turėti resursus pasiekti tam tikrą tikslą. Yra daug gali. Apaštalų darbų 19:20 sako, ir šitaip galingai viešpatie žodis plito ir tarpo. Tai jis sakė, malda yra galinga tik dėl vienos priežasties. Tai yra dėl santykių su Dievu. Visa kita tai yra. Truputį pasigirsiu iš to neigios naudos. Mes buvom praeitas metas Škotijoje, Edinburgė, yra šiaurėje į Angliją. Ten buvo toks reformatorius Jonas Knoxas. Ir jis, ten neturėjo labai gerus santykius, kovojo su tuometinė karalienė Marija. John Knox buvo jau kaip protestantų reformatorius, nesvarbu tiesiog, o ji buvo tokiolį katalikė ir bandė sustabdyti tą reformaciją, plus kariavo dar su karaliu kitu Pilypu. Ir buvo tokia Marijos tos karalienė Škotijos, tokį citatą. Nors aš esu karės su karaliu Pilypu ir bijau jo armijų, kurios gal užgrobti Škotiją ir atimti žmonės valdžią, bet dar labiau bijau Johno Knoxo maldų. Ar suprantat? Čia yra kažkas, kad žmogus, kuris tikrai buvo valdžioje, jeigu bus Edinburgė, užėkite muziejų, pasiklausykite. Johno Knoxo yra muziejus ir taip toliau. Šitą karalienę nejuokau, tai nebuvo taip, žinot, karalienė čia tokia Facebook ar Instagramo, žinot, ne, iš tikrųjų, reali karalienė su realiu valdžiu. Aš bijau labiau Johno Knoxo maldų negu tų priešų armijų. Dabar kas yra žodis, sako, daug gali karšta malda. Ir mes labai dažnai, mes visi suprantam, karštą, emocijas, pašaukiam, rėkiam ar ne, taip toliau. Gal, bet. Pasižiūrėjau vertėjimą, reiškia žodį, reiškia energio. Nereklamuoju, kai kas geria, siūlau nevartoti energetinių gėrimų. Nevartokit geriau, pasiekmes galbūt labai. Energio tai reiškia nuolatinė, nuoširdinė, palaujama. Ir čia mes žiūrėsim į Elijų pavyzdžiui. Energija reiškia dar kit žodis labai svarbus. Efektyvi. Nebūtina daug triukšmų ir šauksmų. Yra efektyvi malda.
Ar ne? Šiandieną, kada mes žiūrom į bet kokį šitą, nežiūrėkite, mano mašiną, nieks nesižavot, jeigu ypač vyra mašina, kuri daug sukel triukšmą. Galvoju, gal duslintos, vardiklis ten dar kažko. Bet kada pavažiuojam, kaip žemaitis mums sako, aš galvoju, apie kokius Teslą kalb. Tesla, galvoju, ar ant skepės ir aš supratau, kad kalba apie Teslą. Sako, žinote, Tesla, tokį Teslą turėjau, dabar kitą Teslą turiu, dabar reikia parsivešti Tesla. Ir aš galvoju, žinot, kur mano radaras susiveikia. Dabar apie ką aš kalbu, iš tikrųjų, kodėl mes, jeigu tu pasižiūrė elektrinį, hibridą ar dar kažkokį mašiną, važiuoju labai tylę. Tu nesakau, taip. Monaką pravažiavau, 2 kvartals gerda. O čia kažkokį Tesla. Arba dar kažkoks pravažiavo tylę, tu žiūrėk, toks garsus. Dabar aš jums nereklamuoju, nesigiru nei savo, nei kitų mašinoms. Aš kalbu principą. Efektyvi malda turbūt. Ji galbūt tyli, galbūt rami. Gal kartas ir pakilti kažkoks garsus. Ne mes čia vibrauja tos dalykus. Mes turim pažiūrėti šį pasaulį. Iš tikrųjų, tai reiškia efektyvi. Tai reiškia dirbti, nuveikti kažkas, kad įvyktų. Ir tai yra vis laikai yra energija, yra virš žmogaus galės. Ir aišku, tai yra šventosios dvasios įtaka. Tai yra kažkas turbūt pakrautas, baterijas turbūt pakrautas. Ir čia norėčiau paskaityti Romiečiams laišką 8 skyrių 26 eilutė. Romiečiams 8:26 sako, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtumėm deramai melsti. Pati dvasia užtarė mus neišsakomose atodusiais. Taigi Dievas ateina. Sako, aš nežinau, ką aš tur melsti. Aš atsimenu, kad pirmas mano maldas buvo, aš pradėjau prie longo, aš galvodavau, gal malda bus efektyvėja, jeigu aš atsidarysiu longą. Gal malda bus, gal bus, kada saulė švies. Dvasia ten pagalba. Jeigu tau norisi atidaryti longą, atsidaryk. Jeigu tau maldas šiandien geriau išklausams, kada saulė švies, melskis, kada saulė švies. Viskas yra tvarko. Kas yra padeda tau, kada geresnis nuotaikas esi, kad geriau papasnikauja, ar geriau pavalga, ar nuo... Ne. Žodis ateina pagalbon mūsų silpnumui. Čia yra didžiausia pagalba. Ir kit žodis sako, kad tai yra teisėjo malda. Teisėjo. Mes žinom, kad mes esame išgelbėti ne dėl darbų, ne dėl to, kad kažko nuveikėm ar nenuveikėm, bet tikėjimu Kristaus auką. Bet yra kita pusė, teisoma, kuri rodo, kiek mes šiandien paklūstam Dievui. Aš žinau, kad Dievas su kiekvienu iš mūsų kalba, su manim kalba, su tavim kalba, su kiekvienu iš čia. Jūs atėjot, čia, kaip savo norit tėp, Dievas su jums kalba. Ir tas yra teisoms, kuris yra teisoms iš Kristaus, kuris yra besąlyginis, mes nieko nepadarėm. Ir kita pusė yra paklusnoms. Ar aš paklūstu tam, ko Dievas šiandien man kapans mane, bet tokie bus mano santykiai. Ir dažniausiai mes nepaklūstam dėl nuodėmės. Ir kada yra nuodėmė mano ir tavo gyvenime. Jokūbas irgi prieš tai jis mokina, sako, išpažinkit nuodėmes, išpažinkit vieni kitiems nuodėmes. Ir aš galiu duoti tik patarėjimą, yra tokį psalmį, 51 psalmį. Aš ją dažnai ją meldus ir dažnai ją naudoju. Tu gali paklausti, kodėl tu naudoji ypatingą 51 psalmį? Todėl, kad aš nusidedu. Ir mano nuodėmė, tai reiškia, Dievas kažkon vet, kažkon klaus. Aš klausau, aš galbūt kažkikas religings, bet ne, aš darau, ką aš noriu. Ir tada ten pasiekmes į mano gyvenimą.
Ir tada dažnai viens iš įrankių aš atsivertų Dievo žodį ir viens iš įrankių aš atsivertų ne šią fortaliųjų kartas, bet tiesiog atsivertų 51 psalmį, kada Dovydas Dievo vyrs buvo, kada visa tauta ėjo į karą, mus nusprendė su kita vyro žmona sugulti. Ir jis galvoja, kad čia viskas gerai. Bet atėjo pas jį pranašas. Ir su jau kalbėjai. Jis gali paskaityti. Bet aš perskaitysiu 51 psalmę. Kodėl Dovydas, aš galvoju, pateka Dievų ir gal patekti mums, todėl kad jis neužslėpė to savo patį baisiausią grieką savo gyvenimą. Bet tai įrašyta yra karalių knygos, metraščių. Tai netgi jo psalmėje, kad visi mes pasimokytume. Tai yra jo liudijimas. Ir paskaitykim dabar, aš nekomentuosiu, bet tiesiog, kad tai būtų kaip įrankis, gyvas Dievo įrankis, atstatyti paklusnumą Dievu. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu. Mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau tik tai tau ir padariau, kas pikta tavo akise. Tu esi teisus, kad mane kaltini ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Aš esu gimęs su kalte ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Apvalyk mane į zopą, tai buvo toks augalas, kuris simbolizuoja tikėjimą, ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią. Kada esu susimovęs, kada yra bloga, aš žinau, kad tik Dievas gal leisti man išgirsti džiaugsmą. Ir kaulai, kuriuos išvarginai, tai pradžiunga. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių. Panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį Dieve ir atnaujink mane ištikimą dvasią. Matot, mes nesam pajėgus sukurti savo tyros širdį. Pasimokykime iš Dovydo. Sukurk man tyrą širdį Dieve ir atnaujink mane ištikimą dvasią. Nevaryk nuo manęs, nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. Ką reiškia nori dvasia? Tu nori gyventi. Tu nori kurti su Dievu. Depresijai pasitrauk. Ir ten iš tikrųjų nors. Suprantat, nors. Te palaiko mane nori dvasia. 15 eilutė. Mokysiu nedorlius tavo kelių ir nusidėlė sugręž pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kalties Dieve. Mano išganimo Dieve, mano liežuvis mėgausis tavo teismu. Viešpatie, praverk mano lūpas. Totis net melstis negali. Praverk mano lūpas ir mano burna skelbs tavo šlovę. Juk aukomis tu nesigeri. Jeigu atnašaučiau deginamai auką, tu jos nepriimtum. Visa religija sako. Jie sako, aš to nepriimtų. Tikra auka Dievui, žiūrėkit. Kokia yra tikra auka? Susigraudinusi dvasia arba sudužusi dvasia. Tu Dieve nepaniekinsi širdies, susigraudinusius ir atgailaujančius. Būk dosnus Sionui iš savo gerumo ir tebūna atstatytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks teisios aukos ir deginamosios atnašos. Tada jaučiai bus atnašauti ant aukuro. Ir tada jau mes turim maldą, kurią jūs galite paskaityti pirmo karalių 17 skyrių ir 18 skyrių kapelės meldės. Žinokit, neįspūdingas ir maldas. Vyka didžiulė stebukla, bet kada Jokūbsis sako, karšta malda, aš Pauliau 1 karalių 17, 1 karalių 18, galvoju, kur ta malda, kur ta? Ten balą pranaša, tai tikra karšta meldės, čaižė save, mušė save, ten viskas vyko. O Elis te prametė, tom padar, tom, o paskiau, kada Litos prašė, sako, tas, mek pažiūrėk,
Gal tas debesėlis pakėl ar nepakėl, ters nuėjai 7 kartus, jis padėjo savo galvą ant savo kelių. Nežinau, nemačiau aš ten to karštumo, bet tas karštumas buvo ne išorinis, jis buvo vidinis. Iš Dievo. Specialiai neskaitau, nes noriu, kad jūs paskaitytumėte. Ir pabaiga. Norėčiau paskaityti iš pirmos lietuviškos knygas. Ar žinot, kur buvo pirmoji lietuviška knyga? Pasidėjau. Martyno Mažvydo katekizmas. 1500 kelintas metas buvo išspausdinta. Vaidotai kelintas? 1540. Tai va. Kad matot, Lietuvose nežino atsakymus. Bet mums reikia kartuoti. Ir čia yra ir daug nuostabių dalykų, aš perskaitysiu jo tokį ilgesnį maldą. Mačiau, užrašė tai gan ilgą maldą. Norėčiau, kad jūs įskaitytumėte. Dažna, kada cituojama šitą knygą ir dažna, kada jų pradžia yra cituojama. Visi tai, netgi lietuviams, tai tokia yra sakrali knyga, tokia šventa, kad čia mūsų raštė, čia mes pirmą kartą lietuviškai išspausdinom, čia pirmoji knyga. Bet žiūrėkit, ko Dievas tada, 1547 per Martyną Mažvydą norėjo pasakyti ir savo kartą, ir mums. Tokį ilgoką maldą. Skaitau. O tu, Vaidotai, jeigu gali, tik esminis toks dalykas, kas tau turiu išversti, nes yra gan daug tekstą, bet aš noriu tiesiog prieš savo maldą perskaityti Martyno Mažvydo maldą, užrašytą katekizmą. O Dieve, kuris dangui esi, o Jėzau ir šventa dvasia, trejybė Dievo šventoji, vienybė Dievo amžinoji, prašom tave, kaip žadėjai, išklausai tu mus maloniai. Dieve, nuodėmės mūsų atleisk. Amen. Toliau Martins ką apmokėn. Pagal darbus tu mums neatlygink. Praš malonės, ne darbas. Iš malonės mums susimilk, bus tokių iš senovinių žodžių. Nuodėmės visas mūsų užmiršk. Truputį galėtum pataisyti, bet okei. Iš didžio gailestingumo saugok sielą ir kūną. 1547 metai. Apsaugok mus kiekvieno metu nuo velnio gudrių apgavysčių, atmušk jos strėles degančias, mus nužudyti geidžiančias, ak Dieve, neapleisk mūsų sielos ir kūno varguose. Apgink mus savo ranką nuo piktybių ir kiekvienos nuodėmės, nuo kariavimo ir kovų, nuo brangumo didžio javų, matot, net javų kainas rūpėjai, nuo ugnies, vandens ir maro saugok mus sūnus savo. Apsaugok mus nuo vočių ligos, nuo mirties piktos ir staigios. Ak Viešpatie mūs neapleisk, dieną aštraus teismo saugok, gelbėk mus nuo amžinos mirties, juk esi mūsų viešpats. Jėzau, savo užgimimu gelbėk krauju išliejimu, saugok tuos, kuriuos tu atpirkai, savo mirtimi išvadavai, ir per šventą prikilimą saugok per dangun žengimą. Šventą bažnyčią apgink, prie teisingo mokslo palaikyk, apsaugok bažnyčios tarnus ir krikščionybės vyresnius, suteik žodžiams dvasią šventą, kad didį vaisių neštų. Duok mums samdinius teisus, krikščionių tikėjimą turinčius, šventą bažnyčią palaikyk, piktą tikėjimą Kristau ardyk, klystančius į kelią atvesk ir tikrą tikėjimą jiems apreišk. Ramdyk savo rankas stipria, sukylančią prieš tavo žodį nuo kėslo piktų žmonių, gelbėk bažnyčią krikščionių, kuriai kryžių reik nešti. Jos kraujas tau brangus sesti. Liep Ciesoriaus didybei pagal savo valią valdyti, kad mus krikščionis apgintų ir ramybei
mus laikytų nuo nepritėlių turkų, aš dabar dėčiau kitas nacijas, Dieve saugok savo ranką, duok santaiką tarp visų ponų, tarp karalių, kunigaikščių, liep žodį tavo apginti, kursai išganimas mums esti, te apgina kūną bei lobį tų, kuriuos tu atpirkai krauju. Štai konvaldžia to daryti, kad jumis apginti, nes Jėzus sumokėjo už jums krauju. Taip pat ir mūsų kunigaikščių, tavo žodžio mylėtojui. Daug Dieve tokios valdžios mums. Nes Prūsijos kunigaikštis buvo Dievo žodžio mylėtojas tada. Duok stiprią ranką kariauti, savo kunigaikštystę apginti, nuo ligų kūną jo saugok, didžią sveikatą Jėzau duok. Taipogi duok mūsų kunigienė arba kunigaikščiai sveikatą ir duok vaisių mūsų kunigaikščiai, to nuo tavęs geidžiančių, kad galėtų pastoti. Garbė ir šlovė savo duok tavo tarnaitė savo, liek ponams dorai valdyti ir mus teisingai sūdyti, kad žmonės pavargusiai ramybėje būtų laikomi, geroj širdį galėtų tave garbinti. Nėščias moteris saugok, žindančius vaikus, padėk silpnoms ir sergančioms, į tave vieną tikinčioms, sielas jų ir kūnus gydyk, mirties valandą jas sustiprink, ak Dieve duok tiems kantrumo, kurie kenčia didį sunkumą, gelbėk iš kalėjimo teisaus, vargus numes ir raiščius, linksmink tu pats tuos didžiai, kurie turi numirti baisiai, neprietelius mūsų mylėk, visas nuodėmes jų atleisk, kad mes jiems viską atleistume, taikoje su jais būtumėm daug nusidėjęsiams už nuodėmes gailėtumės ir malonės tavo melsti. Ir nuo blogų orų ir vėjų saugok esančius ant vandenų, gelbėk ten kariaujančius, tuos su turkais kariaujančius, kitą tautą dėtumėm, palaimink savo vaikus, kuriuos atpirkai krauju, o Dieve, tu mus išklausyk, žemės derlių sveiką laikyk, gink nuo krušos iš kadų ir nuo visų nepagadų, duok Tėve mums neužmiršti, tave amžinai šlovinti, globok žmonas ir vaikus, šeimynas bei daiktus visus. Matot, kokie mūsų mažvyda buvo praktiški. Globok žmonas, vaikus, šeimynas bei daiktus visus. Sutramdyk mums pikto geidžiančius, mus pražudyti trūkstančius, nuo piktadarių mus gelbėk, savo sargybą mums padėk. O Jėzaus sūneli Dievo, Kristaus malonė Tėvo, Jėzau, Dievo avinėlė, tu nuodėmės mūsų pakėliai ir vaisiau Dievo šventasis, susimilk ant mūsų. Amen. Martynas Mažvydas, 1547 metai. Tegu tai maldų žodžiai, ta maldos ugnis išsipildo mano ir tavo gyvenime. Pasimelskime trumpą. Dieve, dėkoju tau už tavo malonę ir gailestingumą. Iš tikrųjų, šiandieną žiūrėjome tavo žodį ir aš meldu, kad šventoji dvasia jis apdauds meldį viešpatį, pagimdytų mūsų širdis tyrą širdį viešpatį. Ne mes, bet tu gali iš tikrųjų padaryti šitą stebuklą. Kad turėti vieną kūnišką širdį, bet turėti tavo širdį, tyrą. Ne iš savo darbų. Todėl meldu iš kiekvieno čia esančių, kad tu atvertum jų širdis savo. Ir mes kiekvienas galėtumėm ateiti prie tavęs ir dabar, ir kiekvieną momentą savo gyvenime. Ir bendrauti su tavim. Ir atiduoti savo visas naštas, visus rūpesčius. Išpažinti visas nuodėmes. Atiduoti visas negandas, nelaimės, ligas, visas kliurkas, visus pralaimėjimus. Ačiū Jėzau, kad tu priėmė mums. Ačiū tau, kad tu moka mums, kad mes turim atverti savo širdį prieš tavim. Kad turim žiūrėti į gyvenimą sunkumus
kokie turi būti mūsų širdies motyva. Ir suprasti viešpatie, prašyti tau išminties, iš kur ateina tas karštis viešpatie. Iš kur ateina karštis maldo. Aš meldau to karštį savo ir kiekvienam esančiam ir kiekvienam žiūrinčiam. Aš meldau viešpatie, kad mes būtumėm karšti, kad mūsų pirmasis, mūsų knygas rašytojas, kuris meldės už savo žmonės, meldės už Lietuvą. Meldės už tai, kas buvo tada 1547 metais. Ir aš tikiu, kad šitą maldą jį veik vis dar mūsų gyvenime. Todėl padėk mums būti tie pat maldininkams, priimti šitą malonės sieklą į savo gyvenimą, leisti, kad jis sudygtų, išaugtų ir duotų vaisių ir melstis už kitus žmonės, užtarti juos viešpatie, šauktis tavo malonės, ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Ir meldau už kiekvieną, kuris šiandieną dar tavęs nepažįst viešpatie, kad tai yra gera proga susitikti su tavim, savo širdį, savo mintį ir priimti tavo žodį savo gyvenime. Niekino neverčiama, nemanipuliuojama. Aš dėkoju Jėzaus vardu. Aš dėkoju taip pat už išbandymus, už mėginimus, kuriuos tu pravedi dabar ir meldam Dievui, kad jeigu kažkas kažkur yra pastrėgęs, kažkam kažkur skaud, užtaram savo brolius ir seseris, užtaram savo artimus. Nepaleiktam ne vieną. Dėkojam už maldos dvasią. Už maldos dvasią. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Mes baigiam jo įrašų laiką. Ir ačiū labai. Ir noriu pakviesti taip pat, jeigu galbūt kažkas turit, dar gal keletą minučių, galbūt norit pasidalinti liudijimą iš tikrųjų, kaip Dievas atsakė jūsų maldas.